Iškilo kitas klausimas. Ar blogosios bakterijos, kurios yra išvešėjusios mūsų žarnyne, gali tiesiogiai paveikti apetitą? Taip, gali. Bet šiek tiek paaiškinsiu plačiau, kas tai yra. Žarnyne esančios bakterijos gamina tokias medžiagas ir veikia tiesiogiai mūsų nervų sistemą. Mūsų žarnynas jaučia tuos signalus ir į smegenis, nervus ir per smegenis ir nervus tos siunčia signalus į hormonus ir visą tą hormoninius mūsų mechanizmus. Jeigu mūsų mikrobiota yra sutrikusi, todėl ir gali keistis mūsų apetitas. Maisto pasirinkimai gali keistis, tiesiog mes cukraus galime norėti daugiau, saldaus maisto, netgi keičiasi mūsų nuotaika. Tai yra labai svarbu žinoti, kad ne visada blogosios bakterijos užvaldo. Dažniausiai problema būna, po antibiotiko, gali būti po streso, jeigu vaikas valgo prastą maistą ir, žinoma, su to maistu gauna mažai skaidulų. Taigi, o kodėl atsiranda tas potraukis toksai saldumynams? Tai yra ne tik, aišku, bakterijų trūkumas, kai mūsų organizmui trūksta energijos, įvairių dar mikroelementų, pavyzdžiui, cinko, magnio trūksta, kokybiškų riebalų, tada mūsų smegenys greitai ieško tos tokios energijos greitos, ieško cukraus. Ir taip tam tikros bakterijos mėgsta cukrų, todėl gali ir sustiprėti noras valgyti saldumynus. Ar pakanka tik tais duoti probiotikų arba skaidulų? Žinoma, kad ne. Jei tik duosite probiotikus, bet lieka ir cukrus, ir skaidulų negaus vaikas pakankamai, ir nėra geri skrandžio virškinimo fermentai, tikrai mikrobiota nebus puikiai atstatyta. Geriausia toksai kompleksas tai veikia, tai kada mes duodame pakankamai probiotikų, žinoma, skaidulų duodame su maistu arba papildome ir fermentų, jeigu reikia, omega riebiųjų rūgščių. Ypač reikalingas yra cinkas ir magnis. Cinkas ir taip pat padeda reguliuoti, atstatyti fermentus gaminti. Labai svarbus momentas, kad vaikams dažniausiai pirmiausiai reikia ne stiprių kažkokių tai vaistų ar dar kažko, o tiesiog subalansuoti tą mitybą, reguliaraus reikia valgymo ir kuo mažiau perdirbto maisto.